Tai mūsų poeto, Piškėno, žurnalisto Kazimiero Viliaus Laužiko knygos pristatymas Saulės trupiniai. Gaila, kad nebeturime autoriaus jau visi metai tarp mūsų, bet kaip tik yra su mumis kartu nemažai artimųjų ir pažinojusių. Tai irgi bus tokie tarsi ir prisiminimai, popietė tiems, kurie jį pažinojo, o kurie nepažinojo, tai pažintis žmogaus per kūrybą ir per kitų žmonių atsiminimus. Kadangi jau pristatome knygą, tai ir pradėsime nuo poezijos. Kviečiu Laimutę. Kalbų primėčius kilpų, akmenų galvom pirmin, skuba, klega ir įpuola, krūmuose levens glebin. Jau pailsus ir pasekus, amžiais bėgusi kupa. Ir kasmet viešnė retesnė, gegužėlė čia raiba. Laikas savo pasiėmęs, prašvilpė čia ne vienam. Tik atodusį ant tilto, vis prisimena kažkam, kai nuvala ievų pilis. Viskas būta, lyg sapne. Pėdinų kupos pakriaušę, su žilvyčio rytine, parimot ant tilto seno, atsidursti, pasvajot ir sunkia ranka jaunystėj, nors iš tolo pamojuot. Kazys, Kazimieras Laužikas, tai Papilių kaimo vaikas. Mokėsi Gaigalių pradžios mokykloje, baigė Kupiškio vidurinę mokyklą. Tai buvo tikrai seniai 1955 metais. Vėliau studijos Vilniaus pedagoginėme institute, būtent kur studijuota lietuvių kalba ir literatūra. O po to baigtas ir Vilniaus universitetas, žurnalistikos studijos. O dirbti ar Lietuvos televizijos ir radijo komitete, kur buvo vaikų laidų redaktoriumi. Bet daugiausia gyvenimo buvo atiduota žurnalistikai, rašant įvairias publikacijas, recenzijas, įvairius periodinius leidinius. O nuo 1991 iki pat mirties Vilius Laužikas dirbo neįgaliesiems skirtame leidinyje Bičiulystė. Taip, kad ir ten tvarkė būtent tokia skyrelė, kur buvo spausdinama neįgaliųjų literatų kūryba. Ir pats turėdamas negalią labai juos kuriančius kitus žmonės rėmė, suprato ir palaikė. Mes šiaip žinojom jį daugiau kaip vaikų rašytoją, vaikų poetą. Ir išleisto 2 knygelės, tai Linksmi rūpestėliai ir Saulės zuikučiai. Turime tikrai ją kiekvienoje bibliotekoje ir daug kas ir mūsų, mes ir maži skaitėm ir dabar jos tebėra. O būtent ši knyga, kurią mes pristatom, Saulės trupiniai, tai yra rinktinė. Ir jame visų pirma yra ir eilėraščių suaugusiems, bet yra ir vaikiškų eilėraščių. Bet jau tikrai apie šią knygelę neman kalbėti, jau kad su mumis yra šios knygos redaktorė Janina Riškutė, literatūros kritikė, Rašytojų sąjungos leidyklos redaktorė konsultantė. Labą dieną visiems. Na ką, reikia pradėti
atsakymą į šį klausimą nuo ponios Silvijos, nes jos iniciatyva ta knyga atsirado. Be abejo, galėjo ta knyga atsirasti ir keletų metų anksčiau, jeigu pats autorius būtų, kaip buvo ketinęs, pats imtis iniciatyvos daugiau ir išleisti tą knygą, nes ji beveik jau buvo parengta kaip lyrikos knyga. Bet taip neatsitiko ir vėliau Silvija man paskambino ir perdavė man tokį nemažą eilėraščių pluoštą ir skaitydama tuos eilėraščius, o jie jau buvo tokie gerokai padūlėję, čia reikia tikrai pasakyti, kad tokių poetų žmonių kaip Silvija, kurie saugotų, kurios išlaikytų tai, ką autorius yra parašęs šitiek metų, ir juodraščius, ir visus variantus, yra labai nedaug šiais tokiais, pasikeitusių vertybių, pasikeitusio tempo, pasikeitusio gyvenimo būdo laikais. O ji labai pati jausdama poeziją ir būdama labai gera Viliaus patarėja, ji saugojo visą kūrybą ir tikrai tuose rankraščiuose senuose radau netgi savo kolegų redaktorių pastabų, Vagos leidyklos redaktorių pastabų, atpažinau kai kurių ten braižą ir stilių. Kadangi tuo metu, kai Vilius leido knygas vaikams, aš dar Vagos leidykloje nedirbau. Bet be abejo, kur nors Vagos laiptais lipdami mes esame susitikę ir prasilenkę, kadangi ir vėlesniais metais Vilius siūlė savo poezijos naujoms vaikiškom knygom. Keista, kad jis tada nesiūlė tos vadinamos poezijos suaugusiam, poezijos lyrikos, kadangi man teko būtent Vagos leidykloje dirbti poezijos redakcijoje ir todėl tikrai tada būčiau su juo susitikusi. Bet jis buvo toksai, kaip pasakyt, jis aišku buvo labiausiai atsidėjęs eilėraščiam vaikams, nes pedagoginį išsilavinimą įgyja žmogus, labai rimtai žiūrintis į kūrybą vaikam, bet rašė viską. Rašė lyriką, rašė satyrinius eilėraščius, rašė aforizmus, be abejo rašė labai daug laikraščiams, straipsnių, recenzijų, įvairiausių žurnalistinių žanrų. Žodžiu, jo tikrai tokia įvairiapusiška kūryba, kadangi vėliau jį buvo paviliojusi žurnalistika. Na ir ta lyrika liko pamiršta ir tik vėlesniais metais autorius sugrįžo prie jos ir būtent norėjo išleisti lyrikos knygą. Bet paskui, kai pradėjome mes su miela Silvija galvoti, kaip ta knyga turėtų atrodyti, kai kas buvo jau ir autoriaus paplanuota, kokie skyriai, kokie pavadinimai, kai ką pasiūlė ponia Silvija. Bet paskui prisiminiau tas poezijos knygas vaikam. Prisiminiau, kad buvo išleista satyrinių kūrinių. Ir atėjo tokia mintis, jeigu jau leidžiam knygą, tegul tai būna rinktinė. Tegul kuo daugiau įvairiausių kūrinių ir geriausių kūrinių atrinktų iš to, ką Vilius rašė, kad į tą knygelę patektų. Be abejo, nebuvo tai lengva padaryti.
Silvija dar atnešė daugiau aplankų, įvairiausių variantų. Na, iš tikrųjų, dar iš to, kas liko už borto ir dar paieškojus pasirausus jos namų stalčiuose, tikrai dar būtų galima išleisti tokią kitą knygą, papildytą ir storesnę, ir gal tikrai, kas žino, gal ir tai pavyks dar padaryti. Kaip būtų galima taip trumpai apibūdinti jo kūrybą? Labai keistas dalykas, kad tai, ką jis rašė, atrodo taip skirtingai žanrais, ar suaugusiam, ar meilės lyrika, ar eilėraščius vaikam, ar net ir satyrinę poeziją. Viskas yra tikrai labai taip susiję, galima tikrai atpažinti jo braižą ir pirmiausia todėl, kad tai buvo, na, tos dainiškosios, sakyčiau, poezijos autorius. Dainiškoji poezija. Jam eilėraštis siejosi su daina. Eilėraštis jam turėjo būti artimas dainai. Ne todėl, kad tais laikais rašydamas jis medo negalvojo, kad ir jo parašytais tekstais kompozitoriai sukurs dainų. Ne todėl, kad būtų dainuojami tie tekstai, na, kaip tokios artimos liaudies dainų parafrazės. Ne, jam tiesiog galbūt tai ir tokia yra aukštaitiška tradicija. Daug poetų aukštaičių yra tokie lyrikai, na, visą gyvenimą. Lyrikai ir ta tokia daininga poezija nuo jaunystės jį paviliojusi, jam ir buvo artimiausia. Ir nors čia yra įvairių metų kūrybos, įvairiais metais rašytos lyrikos, tikrai ji nedaug kuo skiriasi savo stilistiką, nes yra labai daug, na, tos vadinamosios dainiškosios poezijos, tokių klasikinių tokių bruožų ar elementų. Ir kodėl Viliaus tos nuotaikos buvo truputį kitokios, aš bandžiau taip paspėlioti. Galbūt todėl, kad jo buvo kitas adresatas. Viliaus Laužiko eilėraščiai yra tokie šviesūs, giedri, tokie net ir tada, kai rašo romansą apie kokią nors ten meilę nelaimingą, o juo labiau kituose eilėraščiuose, vis tiek yra labai daug tos giedros ir šviesos. Ir galbūt jam todėl vėliau ir buvo pats tas artimiausias adresatas, jaunas žmogus, vaikas. Na, jis nebuvo užsidaręs savy